Na ką, moteris, pasakysiu iš savo patirties. Esu tinkliniai rinkodaroje visumoje 9 metai. 8 metai buvo su praeita kompanija, kurioje gavau labai daug patirties. Tai buvo pirmi žingsniai, nes iki tol nežinojau, kas čia per niša, koks veikimo principas, absoliučiai, bet drąsiai žengiau žingsnį į tai, nes norėjau pažinti. Daug kas apie tai kalba, bet kaip iš tikrųjų yra, man reikia asmeninės patirties. Tai tikrai galiu patvirtinti, kad yra nuostabi veikla, duodanti žmogui pilną savirealizaciją. Tu dirbi su žmonėmis, kurie yra tokie pat veiklus, kurie nori iš gyvenimo daug daugiau, kurie nėra tie, kurie visada gyvena, kaip jiems nesiseka, bet turi kitokį požiūrį, o kaip galima padaryti, kad problemą išsispręsti, kad užsidirbti pinigų, kad turėti ir užtekti viskam, kad išlavėti, įgūdį kažkokį naują išlavinti, kad sužinoti kažką naujo. Juk taip yra įdomu pažinti, ar ne? Bent man, aš visada galvoju, o ką dar galėčiau naujo sužinoti, o ką dar galėčiau kitaip padaryti, veikti. Man ta kūryba apskritai yra labai didis dalykas mano gyvenime, nes tai įkvepia, tai leidžia tau pamatyti gyvenimą ir kasdienybę visai kitom spalvom. Na, o Čiogan kompanijoje esu 1 metai, greitai bus sausio 19 dieną ir ką galiu pasakyti, tai viena fainiausių veiklų, man labai patinka, atradau naujieną pas save, kad man patinka dirbti iš tikrųjų su kvapais, su kvepalais, ką iki to niekada negalėjau pagalvoti, kad tai patiks ir kad ši kompanija iš tiesų yra viena didžiausių uždarbį duodančių kompanijų ir oi, kaip čia faina. Tai kviečiu ir jūs nemindžioti vietoje, bet moteris, ateiti ir pabandyti pačioms. Kviečiu man parašyti, aš jūs supažindinsiu. Nebijokite įsipareigoti kažkam. Niekas jūsų varų niekur nevaro, jūs pati sprendžiate, ką daryti. Čia yra visiška laisvė jūsų pačių galvojimui, jūsų pačių sprendimui. Taip kad visus, ką iki tol žinojote apie tinklinį rinkodarą, kviečiu tiesiog nubraukti, nes esu tikra, kad tai yra daug kas jūsų galvoje mitai ir tiesiog man parašyti, kad galėčiau jūs supažindinti su tuo, ką aš matau, kaip man patinka, kame aš matau tos didžiausius privalumus čia, ar ne, ir tiesiog padaryti tą kelionę.